Sveiki, laidos Ar tai normalu klausytojai. Su jumis vėl mes, Ieva ir aš Jūratė. Labas. Labas, Labas. pasisveikinam gerai. Ir šiandien mūsų pokalbio tema, visos šitos laidos tema yra darbuotojų motyvacija. Šiaip žmonių galbūt motyvacija dirbti. Ir pradėti galbūt norėčiau iš karto taip šaunant į tokį, nežinau, dešimtuką bandant pataikyti, tai nuo tokio tyrimų galbūt apibendrinimo, kas šviežiausiais duomenimis, kas labiausiai motyvuoja darbuotojus jų darbo vietoje. Tai pirmoje eilėje autonomija, ypatingai galbūt jaunus žmonės čia liečia, žinai, nes jie ateinantis į rinką ir jie dabar pradės to daryti mums daugiausiai įtakos. Tai yra autonomija, reiškia, kiek aš turiu laisvės veikti, stipri komunikacija. Tarp kitko, šitą tiesą sakant, pirmą kartą matau tokiuose tyrimuose, kad stipri komunikacija, tiek, kiek man paaiškina, kas čia yra, kodėl čia reikalinga ir taip toliau panašiai, kad šitas atsidūrė tokiuose lyderiaujančiose pozicijose, prasmingas darbas. Kiek aš jaučiuosi, kad aš esu, ne šiaip sau kažką tai veikiu, bet veikiu prasmingai. Ir įmonės kultūra, kur darbuotojai yra vertinami, kaip darbuotojai ir kur jie jaučiasi svarbus. Kad ne šiaip sau sėdžiu varštelis, bet aš esu svarbus. Čia ypatingai galbūt jauniems žmonėms tas aktualu, nes norisi, žinai, čia keisti pasaulį ir taip toliau ir panašiai. Papildomai galima būtų įvardinti ten iš tokių smulkesnių dalykų, tai lankstus darbo grafikas, darbo ir poilsio balansas. Šitą mes jau esame kalbėję, kad ypatingai jaunai kartai tas labai aktualu, kad aš turėčiau, žinai, laisvo laiko, nes aš mačiau ten savo tėvus, kurie po 12 valandų dirba ir man visiškai neskyrė laiko ir aš nenoriu šitaip gyventi. Galimybė augti, tai reiškia, kažkokios perspektyvos ir pripažinimas, prasmės jausmas. Palauk, Jūratė, kur pinigai? Kaip nekeista, pinigai nėra. Tame sąraše pinigai? Tai nereiškia... Pas mus dirbti, už dyką, visi šiti motyvuoti. Jo, aš kai dirbu seminaruose, tai iš tikrųjų pirmas klausimas turbūt ir būna, žinai, nesąmonė, žinai, ypatingai ten, jeigu su gamybinės įmonės vadovais dirbi, nesąmonė, pinigai pirmailiai. Bet kas įdomiausia, jos pačius kaip prašai, nes aš prieš pradėdama šitą temą visą laiką prašau surašyti, žinai, žmonių, gerai, kada, kokiom sąlygom tu jautiesi, kad, taip varai su ugnele, žinai, dirbi, užsidegęs ir jau ten pradeda vardinti, žinai, kai ten įdomus darbas, kai ten, žinai, pagiria vadovą ir ten kažkaip pinigai irgi kažkur tai lieka. Ir kitiems duodu užduotį, kada nesinori visiškai dirbti darbo. Kai gaunu didelį atlyginimą. Ten kartais išlenda pinigai, kai per mažai, kai neįvertina atlyginimą. Bet iš tikrųjų galbūt galim iš karto ir šokti į tą pinigų temą. Niekaip nebandau pasakyti, kad nereikalingi pinigai, reikalingi pinigai. Bet, iš tikrųjų, kaip galvoji, kokia, turi gal netgi ir tyrimų kokie nors, kiek pinigai yra svarbus. Apsikeiskime tyrimų duomenimis, mokslininkės. Prašau čia nekritikuoti. Kokią įtaką turi, ar ne? Tai kiek svarbus yra? Ką man pavyko ir sužinoti, ir šiaip aš visai atpažįstu tai, kad kai žmogus yra pakankamai stabiliai gyvenantis ir užsitikrina savo pagrindinius poreikius, tai jam pinigų reikšmė gali sudaryti jo motyvacijos toj skaliai nuo 10 iki 15% ir visa kita tada turi didesnės reikšmės, turbūt ir ta, kad tu įvardinai, dar gal kažkokie papildomi, ar ne? Kai nėra tų bazinių poreikių įgyvendintų, nežinau, man reikia išlaikyti, pavyzdžiui, šeimą, ar ne, aš esu vienas šeimoje išlaikantis šeimą, tai tikėtina, kad būsiu šiek tiek nuolankesnis komandoje, ar ne, gal mažiau ten kreipsiu dėmesį, bet būsiu ištikimas dėl atlygio, kuris mane tenkina, kuris man užtikrina, ir tada ten sudaro apie 30, netgi 40% gali sudaryti reikšmės, kiek man nulėmė atlyginimas. Tai man atrodo labai priklauso nuo mano finansinės padėties šiuo metu. Jo, tai čia iš tiesų 100% sutinku, kad dabar kažkokią tai dalį, aišku, mes nedirbame už dyką, tokia sistema yra visa ta ekonominė, kad mums pinigai yra reikalingi tam, kad mes gyventumėm, išgyventumėm, aprūpintumėm, gyventumėm tokį gyvenimą, kokį norim gyventi. Ir tikrai jie yra reikalingi ir tik tai klausimas, vėlgi, kai, kartais sako, vien tik pinigai, žinai, man čia daug didesnį atlyginimą ir aš kartais, pažaidžiu žaidimus tokius su, ypatingai, kurie ateina pas mane į seminarus, kai kalbam apie pinigus, kelis dalykus tokius, žinai, vienas tai momentas, žiūrėk, pinigus mes galime uždirbti tuos pačius skirtingais būdais.
Aš galiu sėdėti čia prie laidoje kažkokia ir bandyti tapti influenceriu kažkokiu tai ir uždirbti galbūt ten kažkokius pinigus. Aš galiu eiti šluoti gatves, aš galiu dirbti maksimą, aš galiu būti finansininkas, būti teisininkas, kas tik nori, ne? Ta prasme, galbūt ten kai kurie turi tam tikrus apribojimus, žinai. Klausimas, kodėl tu tokiu būdu uždirbi pinigus. Ir čia prasideda, žinai, tada įsijungia visi šitie. Tai, visi kiti motivatoriai. Jo. Bet, pavyzdžiui, jūs mane pasodinkite į buhalterijos darbą, aš tenais nedirbsiu nei 5 minučių. Gerai, 5 minutės, gerai, gal 2 dienas ištversiu. Bet, aš nedirbsiu tenais. Nes mane, aš negaliu to darbo, jisai labai svarbus, jisai labai prasmingas, viskas su juo yra gerai, bet aš negaliu to darbo dirbti, nes jis man yra neįdomus, nuobodus, monotoniškas, nėra su ko pašnekėti, ką ten su tais skaičiais papliurpsi, nepapliurpsi. Aš, žinai, esu girdėjusi dar vieną teoriją, kad jeigu žmogaus nemotyvuoja pinigai, tai jį motyvuoja dideli pinigai. O aš esu skaičiusi tyrimą vieną, kad iš tikrųjų per dideli pinigai demotyvuoja. Įpareigoja. Dar, ne tai, kad įpareigoja, bet netgi demotyvuoja. Žiūrėk, pavyzdžiui, įsivaizduok dabar, nežinau, dirbi tą darbą ir staiga tau įmonė sako, žiūrėk, nuo kito mėnesio už tą patį darbą tau mokėsim 5 kartus didesnį atlyginimą. Koks ką man reikės daryti? Pirmas klausimas, ką man reikės daryti? Žiūrėk, aš dirbu, aš gaunu tiek, tai kaip aš 5 kartus daugiau turėsiu dirbti? Ne, ir tada tu toks pradedi, gal man čia, žinai, čia kažkas ne taip. Kažkiek didesnį taip. Bet jeigu labai dideli pinigai, jie visą laiką kelia įtarimą. Žinai, apskritai pinigai jie tokie turi savybę. Kartais motyvuoja, kartais demotyvuoja. Žinai, irgi žaidžiam tokį žaidimą, kartais, įsivaizduok, žinai, mes esame projekte ir mes ten kažkokį tai projektą padarėm ir ateina mūsų vadovas ir sako mums, žinai, žiūrėkit, jūs čia šauniai padirbėjote abidvi, labai fainuolės, labai nuostabuolės, žinai, ir taip toliau ir panašiai. Ir šiaip jau nebuvo numatyta, bet aš jums pramušiau premijas. Ir dabar mes gauname tas premijas. Pirma gauni tu ir gauni ten, nežinau, tebūnė, 1000 eurų. Džiugina? Aišku, džiugina. Žiauriai gerai, ne? Žiauriai fainiai. Ir tada aš gaunu. Ir aš ateinu, sakau, nepatikėsit, 4000 gavau. Ji nesavo. Bet jinai mažiau dirbo. Ar džiugina tave tas 1000 eurų? Mažiau, gerokai mažiau. Gerokai mažiau, bet tai žiūrėk, bet tai yra netikėti pinigai, iš dangaus nukritę. Tu jų nesitikėjai, jie nebuvo suplanuoti, tau duoda. Bet supranti, vienu momentu džiugina, vienu momentu nebedžiugina ir visada, žinai, ten būna pora tokių, kurie gauna tipo vienodus, iš pradžių vienodus, tai dar vis džiaugiasi, paskiau vienas labai daug, o paskiau kiti, žinai, gauna iš viso mažai. Pavyzdžiui, jeigu dar būtų trečias kolega ir jis gauna 300 eurų. Arba tu čia naujokas šiemet, tai šiemet naujokam nepriklauso, žinai. Jo, arba šis nieko negauna. Ir yra buvę tokių, kur tie ten 300 ar 200 eurų, žinai, pasakai, tai jie sako, viskas išeina iš darbo. Tarp kitko, realus pavyzdys, žinai, kaip pinigai, atrodytų papildomi pinigai, jie gali demotyvuoti. Vienoje įmonėje dirbau ir, žinai, pasakojo gamybinė įmonė. Ir darbuotojas, man atrodo, darbininkiškos profesijos iš tų, kurie dirba ten prie tose visuose procesuose, žinai. Jisai kažkaip, žinai, kai tu dirbi, tu matai ten, kur ten stringa, kur ten kas veikia ir jisai sureguliavo visus tos procesus, pasiūlė, kaip galima patobulinti, kad nevyktų užstrigimai ir realiai įmonėje sutaupė ten keliasdešimt tūkstančių eurų. Ir reiškia, pasakojo jo vadovas meistras, kaip aukštesnis vadovas sako, tai čia jisai, tai gerai, tai parašyk jam ten, išskirk jam ten 20 eurų premiją. Žinai, ką pasakė žmogus išgirdęs apie tą premiją? Manau, kad eterėje nesakysime. Panašiai. Bet mintis buvo geriau iš viso nebūtų davę. Tai supranti, atrodytų, lyg ir darau, ne, lyg ir duodu papildomą pinigą, bet jisai vietoj to, kad sumotyvuotų žmogų, jisai demotyvuoja žmogų. Ir tada iš viso aš daugiau nieko. Bet aš žinok irgi esu turėjusi gal savo istorijoje, kai mes kalbamės apie tai, kas motyvuoja žmogų, mes dar apie tai gal pakalbėsim, kaip sužinoti, bet kalbėjome su vienu žmogumi, kas jį motyvuoja ir sako, manęs tai pinigai nemotyvuoja. Man viskas, aš čia noriu naujų iššūkių, naujų dalykų, man čia viskas tai yra labai fainai, ar ne? Bet kai tie nauji dalykai įvyksta, tai sako, bet aš čia tiek padariau, dabar man taip aš jaučiu, kad neįvertinta.
Palauk, tai tau nereikėjo pinigų, ar ne? Bet kažkurio momentu jau Jo. pradeda reikėti, nes jau jautiesi jau perdirbus, ar ne? Tai kas čia atsitinka, čia, žinai, čia ir tas toksai galbūt poza tokia truputėlį, aš žinau, kad apie pinigus čia, žinai, negražu šnekėti, nu, tipo, reikia Gal sakyti, kad mane ten tobulėjimas arba augimas motyvuoja, bet iš tikrųjų yra, nu, ta prasme, tai nieks, nu, kaip čia, aš tikrai nenoriu nuginčyti, kad nereikia pinigų. Reikia pinigų, tik tai su jais, vat, kartais nutinka tokie šposai, žinai. Ir, vat, pavyzdžiui, toje situacijoje mes kartais irgi diskutuojam, kur ten premiją gavo, sakau, o ką reikėtų padaryti, kad visus motyvuotų tiek, kiek jie gavo, žinai, nežiūrėtų į ten kolegą. Sako, nu, jie pasidalina. Jo labiau dabar ateina ten tie pokyčiai, kur visi viską žinosime apie visus ir taip toliau ir panašiai. Tai, nu, vat, ką reikėtų padaryti? O, žinok, man labai buvo viena istorija, negalvojau šiaip, kad ją šiandien atsinešiu, bet grįžo į atmintį, gal radio laidoj, gal kažką pasakoju, bet nesvarbu. Tai mes vienoje organizacijoje išbandėm tokį metodą, mes pakvietėm pačius darbuotojus susikurti motyvacinę sistemą. Ir buvo nepatenkintų žmonių, ar ne, pastoviai kažkam ten per daug, kažkas nesąžiningai, ten ne tie kriterijai ir taip toliau. Ir mes atidavėm, buvo komandai, dabar bijausiu 12, gal 13 žmonių, ir mes atidavėm šitą sprendimo galę jiem patiem. Jie turėjo mytą, ar ne, susitikimą ir to susitikimo metu turėjo nuspręsti, kaip išsidalina biudžetą. Nes yra skirtas biudžetas, ar ne, ten bazės visų būdavo vienodos, tai nėra ginčių kažkokių. Jie išsidalino, jiem atrodė, kad visai fainai, ten su pykčiais, kas patenkinti, kas ne, bet jau kažkas tai ten tokio. Ir po mėnesio paprašė, kad aš nuspręšiu. Vis tiek. Nesusipyko tarpusavy. Nesusipyko. Nes tai tie kriterijai, kuriuos jie matė, ar ne, kaip jiem atrodė iš pat pradžių, kad čia mes pavarysim tą, čia kitas tai labiau geriau daro, čia mes pasidalysim, ne visai įvyko. Aš nesakau, kad čia yra sėkmės kažkokia istorija, ar ne, ar nesėkmės, bet tai yra tokia istorija, kad kai tu atiduodi tą galią, o tai kas tave motyvuotų, ar ne, va apie atlygį, dabar nuimam visus kitus, bet koks atlygis tave motyvuotų, kartais visai gerų dalykų gauni, ar ne, tu supranti, kokie yra to žmogaus rėžiai, kaip jisai įsivaizduoja, ką jisai nori gauti, ne, nes kartais mes taikom, man yra beje tai buvę, aš ten, žinai, ateinu, žodžiu, turėjom tokį darbuotoją, mes galvojam komandoje, kaip su juo atsisveikinti, ar ne? O jisai ateina ir sako, nu, aš manau, kad jau laikas man pakelti algą. Ir bet tai fainiai, kaip jūs rūpinate žmonėmis gražiai, kad jisai tiki, kad jam reikia. Tai čia, žinai, turbūt irgi tokie, nu, skirtingi, bet apie ką noriu pasakyti, kad kartais iš tikrųjų verta suvokti, kokio to lūkesčio tas darbuotojas nori, kas jam yra šitas okei. Jo, nes kiekvienas mato, žinai, nu, iš savo pozicijos, vadinkim taip. Ir vat, kodėl susipyko ta chebra? Todėl, kad, nu, vienam atrodo, kad aš tai čia darau daugiausiai, žinai, kitas ten gal bimbinėja, žinai, kitam atrodo, nes aš sirgau, jie neapgalvoja, kad bus sergančių, žinai. Bus sergančių, bus kažkas mažiau, kažkas lėčiau dirba, kažkas greičiau dirba, kažkas ten kažką tai daro. Supranti, ir vat toj teoriniai, žinai, diskusijai, kur mes irgi su seminaro dalyviais aptarinėjom, sakau, tai, nu gerai, ką daryti, kad visi būtų patenkinti. Kartais pradedant to duoti visiems po lygiai, žinai. Nu, neveikia šitas po lygiai. Dėl to, kad, nu, va, atsiranda tas toksai. Nes yra lygesnių. Aš žiūriu jo į savo poziciją ir man atrodo, kad, nu, aš tai visas jėgas atidaviau. O jisai tai, žinai, rūkyt vaikščio kas 5 minutės. O tas, kur rūkyt vaikščio, gal jisai po darbo valandų sėdėjo ir atidavė. Ir galvo, aš tai čia, žinai, ir savaitgalis, ir dar kažkas, ir dar kažkas. Nu, mes nematome to. Iš tikrųjų, ir, nu, tas atsiranda tokia galimybė, apskritai ta lygiava, jinai toks atsiranda galimybė kažkam tai už kitų pasislėpti nugaros ir daryti mažiau. Čia visiška klasika, nežinau, ar teko rašyti kursinį darbą kokį nors, arba kokį nors šiaip darbą projektinį, ten kur nors mokymosi įstaigų, aš va teisėme, kai mokinausi, tai jeigu yra 3 žmonės, visada dirba daugiau vienas. Kiti, nu kažkaip taip, nežinau, man bent jau taip vis pasisekė, kad, nu bent jau vienas iš 3 visada biški pasičkavodavo. Nu, ne, o kiti, žinai, nu vis tiek tu turi padaryti, nu tai kažkas tai imasi tos iniciatyvos. Ir paskiau, prie ko prieidavom, vat, grįžtant prie tos temos, kaip padaryti, kad visi patenkinti būtų, nu turi būti labai aiškus kriterijai, ką aš konkrečiai turiu padaryti, arba padariau, kad man yra daugiau, o man yra mažiau. Kad kitam kartui aš žinočiau, kad jeigu aš noriu gauti tos 4000, aš turėsiu daryti va tą ir tą ir tą ir tą. Ir jeigu aš nepadariau, sorry, tai yra, nu, ant manęs. Atiduodam, žinai, tarsi, nu, veikimo ar sprendimo priėmimą žmogui. Žiūrėk, tau yra galimybė uždirbti tiek, nu, jeigu tu renkiesi
sačkavoti, nutiko susirgai, žinai. Nu, Mhm. taip, galbūt galėjai to kitų laikų kažkaip tai tenais pasikeisti, žinai, bet tai yra ant tavęs, nebe ant kažko, tai ne nuo kažko kito, nuo tavęs priklauso. Tai va tas toksai, mėgstu labai dažnai kartoti tokią frazę, atlyginimas yra negaunamas, atlyginimas yra uždirbamas. Jauti skirtumą. Oi, su tavim daug kas Gauti pasiginčytų, žinai. ar uždirbti. Čia aš juokiausi, kažkada su skambučiu centru dirbom ir turėjom dažniausią turbūt frazę, žinai, kad, nu, pavyzdžiui, mes reikalaujam ten, kad tiktų kažkokius tai kriterijus. Aha. Skambutis, ar ne, pats pokalbis. Taip. Ten, kad būtų pasisveikinta, kad būtų kažkas pasiūlyta, ar ne, ir taip toliau. Ir ateinam ten, pavyzdžiui, pasisveikinimo, ten, nu, neskaitom, žinai, ten dar kažką, ir iš karto sako, kad, nu, aš čia per mažai gavau, ar ne, nes nėra bonuso. Aha. Bet šiaip tai tu už darbą čia gauni atlyginimą jau, Taip. ar ne? Nu jau yra tavo atlygis, jau yra už tai, kad tu čia ateini. O Nu, tai visą va, tai, čia kas tas ir yra. bonusą, tu uždirbi už tai, ką uždirbi. Nu, va tą, ką tu čia padarai papildomai, ar ne, ką padarai Aha, kažkaip tai aha. tos KPI-sus įtelpant. Tai man visą laiką būdavo ir sunku iš pradžių tą pasakyti, bet po to tikrai teko išmokti, nes, nu, ne visi supranta, ar ne, Žinai, kad atlygis yra jau už kažkokias tai funkcijas, Taip. kad negali Nes tu būti jį už viską tik uždirbi, priedas, jo, ar tu ne? ne- Nu, už tai, kad atėjau laiku priedas, už tai, kad, žinai, išėjau laiku priedas, padirbau po darbo priedas, ar ne, už viską gaunu priedus. Nu, yra darbo valandos už ties tu. Čia viena tokia, nu, gan sena tokia istorija. Iš tikrųjų, per vieną, šiaip kai važinėjau mašinoje, važiuoju, tai visą laiką klausom vieną ir ten jie, nu, kartais paplirpia visokių nesąmonių, žinai, prisigalvoja. Ir vienas buvo tokia laida, kur jie sugalvojo, kad, nu, žiūrėkit, vat kaip paprašyti, kad pakeltų atlyginimą, žinai. Nu ir jie, reiškia, pasiūlė tokį klausytojams, sako, žiūrėkit, tai jūs dabar mums paskambinkit, įsivaizduokit, kad mes jūsų bosas ir jūs paskambinkit ir paprašykit mūsų atlyginimo, mes pasakysim, ar čia, žinai, nu, yra Ar noras, okei, ar ne? jo, yra noras duoti Yes. tą papildomą atlyginimą ar nėra. Nu ir Oi, skambina aš kažkokia padarysiu tai su moteris. darbuotojais. Tai. Tu man paskambink, pasakyk, aš pažiūrėsiu, man bus noras ar ne. Ir skambina viena moteris, žinai, ir aš taip klausau, gal negaliu patikėti savo ausimis. Jo, tai ir skambina ir sako, žiūrėkit, aš galvoju, kad man turėtumėt pakelti atlyginimą, nes pas mane gimė antras vaikas, nes aš tenais turiu daugiau išlaidų, nes aš turiu paskolą, nes aš, viskas iš išorės. Aš turiu paskolą, ten kažkur kažkokie vaikai, ten dar kažkas. Bet atlyginimas ne už vaikus, ne už paskolas mokamas, atlyginimas mokamas už tai, ką tu darai. Aha. Tai pagrindinis turbūt aspektas, čia, žinai, nu, vat net ir kai ateina paprašyti atlyginimo, ką aš patariu, žinai, vadovams sakau, nu, tai paklauskit, o ką tu darysi kitaip, daugiau, nežinai, kodėl tu nori Nebūtinai didesnio? daugiau dirbsi, bet galbūt ką kitaip Gal darysi. kitaip, ne? gal tu Galbūt kažkokia kažkokios kitokias rolės kompetencijos jau, atėjo gal tu- atneši ar dar kažką. Jo, gal tu ten patobulėjai kažkur, tai tapai kažkoks tai profas ir be tavęs nebeapseina. Viskas okei, tai yra legalu prašyti ir lygiai taip pat legalu diskutuoti, bet tai neturi būti, žinai, nu, man gimė vaikas, aš noriu atlyginimo didesnio. Come on, Aš jau paskolą, tai man čia reikia tavo vaikas yra, jo, tavo atsakomybė, tavo sprendimas, kad tu nori ten, nežinau, 3, 4, 5 ar 1 vaikų. Aš dar galvoju, žinai, mes sakėm, kad atlygis nėra toksai svarbus, bet vašnekamės 18 minučių apie atlygį. Galim paviškai judėti kitur, bet Jo, tai- pasakysiu, kodėl judam kitur, dar palauk, Jūrate. pasakyk. Dėl to, kad atlygio pakelimas teoriškai veikia žmogų nuo 2 iki 3 mėnesių. Vadinasi, O maždaug tiek, realybėje, nu, tau tą pačią pridėta. dieną. Jo, sako, Jo, nuo su- 2 iki 3 mėnesių, o iš tikrųjų tai pasiimi atlyginimą ir galvo, kažkaip nebesijaučia, ne? Jo, Kažkur jo, tai va dingo. apie tą gal irgi, žinai, kad darbuotojas tą džiaugsmą patiria, jaučiasi įvertintas kaip ir okei tie atlyginimo pakelimai ar ne, bet kodėl negalima ant to gyventi, nes tada labai dažnai turėsim juos kelti, nes va tiek maždaug laikosi, ne ta motivacija iš Jo, atlygio. Žinai. jo. Čia, žinai, čia norėčiau galbūt taip truputėlį šoktelėti, yra tokia Herzbergo teorija apie apskritai motivatorius, kas motyvuoja žmonės. Ir jisai suskirstęs visus tos motivatorius į 2 tokias grupės. Viena grupė yra, jis vadina higienos faktoriai. Tai yra atlyginimas, premijos, priedai, įvairios socialinės programos, ten, pavyzdžiui, tu ten galimybę lankyti sporto klube, sveikatos, ten koks nors draudimas, dar kažkas, automobilis, ten koks nors ir taip toliau ir panašiai. Mūsų aplinka, kokioje mes dirbam, ten stalas, kėdė, žinai, bet yra langai, nėra langai, žinai, ten Vėdinama, karšta, šalta, nevėdinama. vėdinama, nevedinama, man ten laukia po lietum reikia dirbti, ar aš turiu savo kabinetą, ar aš galiu iš namų dirbti, galiu ne iš namų dirbti.
Ir santykiai su kolegomis ir su vadovu. Nu, kokioje aš aplinkoje, ar ten toksiška, netoksiška, žinai, mane ten dubasina ar nedubasina, vėl lietuviškai prabilau, žinai. Gerai, važiuokim toliau. Ir antra grupė yra tokie vadinami vidiniai faktoriai. Nu, tai ta prasme motyvacija ateinanti iš mano vidaus. Kiek man patinka tai, ką aš darau, kiek aš jaučiuosi tobulėjantis, kiek aš jaučiu augimą, kiek aš jaučiuosi profesionalas to, ką aš darau, kiek aš gaunu dėmesio ir grįžtamojo ryšio, kiek aš esu vertinamas už tai, ką aš darau, kiek mane gerbia tame darbe, nu, ten atsižvelgia į mano nuomonę. Tarp kitko, labai žemo lygio, žemo, taip skamba žiauriai, tarkim to darbininkiško lygio, jiems va ta pagarba, žinai, ypatingą reikšmę turi, nes, jie tarsi, žinai, gal tai jaučia kažkokius tai kompleksus truputėlį dėl išsilavinimo ar dar dėl kažko, jiems va ypatingai svarbu. Ir va šitie šitos dvi grupės, jos, ką reikia atkreipti dėmesį, kai mes kalbam apie šitas dvi grupės. Pirmoji grupė, va tie atlyginimai, priedai, bla, 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 jie yra tokie daugiau išoriniai. Higienos išoriniai faktoriai. Ir jų savybė yra tokia. Juos kai pridedi, jie motyvuoja trumpai, va tai, ką tu pasakei, 2-3 mėnesius. Ir paskui tampa visiška norma. Todėl, kai mes darom kažkokius, nežinau, ten premijų, kažkokias tai sistemas arba dar kažką, reikia labai atsargiai. Nes jeigu tu padarysi premijas ten arba kažkokius tai bonusus už daugiau ir paskui sakysi, ne, dabar sumažinam viskas. Bet vat jeigu sumažinam juos, jeigu jie netenka, vat aš turėjau ergonomišką kėdę, aš jos nebeturiu, iš manęs sulūžo ir nebenupirko naujos. Šakės mane tai demotyvuoja, aš daugiau nieko negaliu galvoti, aš tik tai galvoju apie tą sušitą kėdę, kuri čia man, žinai, nebe tokia patogi, kaip buvo prieš tai. Arba aš dirbau visą laiką ten, nežinau, su vaizdu į Gedimino pilį ir staiga mane įkišo į kokią nors Rūsiją. Tai arba va dirbau namie, žinai, įsipatoginau, mane dabar sako, grįžk į ofisą. Turėjau parkingą, turiu parkingą, neturiu. Jie žiauriai demotyvuoja. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tarp to, vat, kur, žinai, vidinė motyvacija ir higienos motyvacija, higieniniai faktoriai, jeigu aš turiu vidinę motyvaciją, tai aš galiu kažkiek tai toleruoti higieninių faktorių trūkumą. Pavyzdžiui, nepatogi kėdė, ten nelabai didelis atlyginimas, gal ten premijų kažkokių nėra, gal automobilio negaunu. Bet jeigu man žiauriai patinka darbas, aš galiu toleruoti. Bet jeigu aš neturiu visiškai jokios vidinės motyvacijos, manęs neveža darbas, man nepatinka, aš nesijaučiu tobulėjantis, skirtingiems žmonėms ten skirtingi dalykai svarbesni, tai tu man mokėk kiek nori, aš nedirbsiu to darbo. Tiesiog nedirbsiu to darbo. Ir jokie pinigai, jokie bonusai, jokie automobiliai neprivers, žinai, kartais klausiu, sako, nesąmonė, žinai, daug mokėsi, aišku, yra pas žmonės kartais gyvenime tokios situacijos, vat kaip tu ir minėjai, kad, žinai, man iš tikrųjų žiauriai reikia pinigų, gal aš čia pradedu, gal aš iš tikrųjų paskolas pasėmiau, gal aš neturiu vaikų, vat sąlyga, aišku, dar turi būti, kad, tu turi tą bazinį lygį kažkokį, kuris tau. Tai taip, tu rinksies darbą ir vat kartais klausiu, sakau, studijų laikais dirbot kažkur, dirbau statybose, žinai, ten gerai užkaliu, sakau, kodėl nelikai statybose? Taigi gerai užkaliu. Bet atėjai, va dabar dirbi kažkokį visai kitokį darbą, čia mažiau uždirbi, mažiau. Dirbi direktorių, uždirbi 3 kartus mažiau. Dirbi direktorių 3 kartus mažiau. Kodėl nelikai statybose? Ten. Supranti, vidinės motyvacijos nėra ir aš ne. Kažkurį laiką aš galiu dirbti. Bet, ta prasme, elementariai, va tas, ką ten tie tyrimai vardina, prasmės jausmas, žinai, prasminga darbas. Sakau, va jums darbas, žinai, moku 3x atlyginimą negu dabar. Žinai, ir darbas bus toks, lapelius nešioti nuo vieno stalo, kampo, po vieną imi ir neši ant kito stalo. Kai baigėsi, imi atgal nešioji. 8 valandos darbas. Kas ima, sakau, šitą darbą, 3x moku. Vienas kitas aš imsiu, sakau, kiek laiko dirbsi? Sako, kokį mėnesį gal ištverčiau. Taip. Nes beprasmis darbas, ta prasme, ką aš čia darau, nieko. Taip kažkiek, kol ten pasidengsiu paskolas, kol ten, nežinau, vaikus išleisiu, dar kažką padarysiu, galbūt taip. Tai tas, žinai, tie vidiniai, jie vis dėlto veža labiau ir dažniausiai, kai vardina žmonės į tos, vidinius susikoncentravimą. Ir man atrodo, čia organizacijos, žinai, yra viena iš krypčių organizacijų, kai kurių parodyti prasmę tuose atrodytų beprasmiškose darbuose.
Aš kalbu, pavyzdžiui, apie gamyklas, ar ne, apie tos techninius dalykus, aš pati ir tu beje, man atrodo, su ta įmonė Taip. esi dirbusi, ar ne, kur ten yra visiškai, nu, tas pats, per tą patį, Taip. pakėliai, pažiūrėjai, A, padėjai, vizualinė pakėliai, patikra, pažiūrėjai, čia. padėjai, ar ne. Aš žiūriu, aš negaliu patikėti ir sako, šitas žmogus dirba ten 8 metus, tą patį darbą, bet ką jie daro, jie gelbėja gyvybės. Taip. Ar ne? Visą ten, pavyzdžiui, Nes ką jis paklausus, supranta, ar ne, jo, ką kad nuo jūs čia to jo darot. pažiūrėjimo Taip, priklauso, ar tas jo prietaisas išgelbės gyvybę, ar kaip tik ten pražudys. vamzdelis dar kažkas, Jo, ar ne? jo. Tai man buvo toks gilus suvokimas, kaip galima, nu, va, tokiuose techniniuose atsibostančiuose darbuose rasti žmonių, kurie taip ilgai tą darbą dirba, nes yra kažkokia prasmė, nu, vis tiek kažkas yra, ar ne, tai nėra vien tik tai atlygis. Nu, toks... Jo, ir iš kitos pusės, žinai, nu, aišku, vėlgi, nu, visiškai nekalbėti apie tą atlygį ir pumpuoti ten ištisai, kad tu čia, žinai, tik tai prasmė, tik tai dar kažkas, žinai, nu, reikia vienas dalykas išteiškinti žmogui, o kas jam yra svarbiausia. Tai aišku. Nežinai, nu, kiti, kaip aš sakau, nu, pinigus uždirbti galima įvairiai. Kodėl tu dirbi šitą darbą? Kodėl tu dirbi šito įmoniai? Pats žmogus turėtų savo atsakyti šitą klausimą. Reikia nepamiršti, kad net ir labdaros organizacijose, ne, savanorių yra tik tam tikra dalis. Taip. Yra kita dalis, kurie yra samdomi ir jie yra pastovus, labiau pastovus, gal mažiau kintantis, ar ne, nes ten jau yra apibendrinami visi faktoriai. Tai to irgi reikėtų nepamiršti, kodėl ta struktūra tokia yra. Ne? Kad tai irgi yra tam, kad būtų ir vidiniai, ir išoriniai. Kad laikytųsi tai organizacija. vienareikšmiškai tai reikalingi ir tie išoriniai, tik tai tiek, kad turėt galvoje, kad jie, žinai, nu jie yra tokie, nu kaip čia pasakyti, vienas dalykas jie yra, nu nemotyvuojantis daryti to, ko aš nenoriu, kitas dalykas, žinai, jie labai greitai, nu tampa, galų gale pasilyginus su kažkuo, nu vat kaip ir apie tos pinigus kalbėjom, pasilyginus su kažkuo. Tarp kitko, mano vyras labai ilgai dirbo vienoje gamybinėje įmonėje, žinai, nu ir ten atrodytų, nu, darbininkai, žinai, nu, ką tu ten daug prigalvosi. Ir, nu, tiksliau ne šalia, bet ten dalis žmonių važinėdavo iš toliau, iš kažkur nuo Varėnos iki Vilniaus čia pakraščio. Ir pakeliui pastatė kitą gamyklą. Ir iškabino, žinai, didžiulis toksai plakatas. Kviečiame darbuotojus, mokame gerą atlyginimą. Žinok, visi jo žmonės buvo nuvarę tenais pasikalbėti apie sąlygas. Jo, apie sąlygas. Visi buvo nuvarę. Ir nei vienas neišėjo. Nei vienas? Nei vienas neišėjo. Sako, taip, tenais moka šiek tiek daugiau, žinai, nu, aš nežinau ten konkrečių tų skaičių, bet, sako, bet ten reikės dirbti naktimis, žinai, ten reikės dar kažką, ten, žinai, neaiškus vadovas, pokyčiai. Ne, tu nežinai, kokią tu aplinką pakliūsi ir, nu, žinai, ne, man čia, žinai, va, aš su tavim čia geriau, žinai, mes čia kažkaip tai susitarėm ir taip toliau. Nu, tai, ta prasme, nu, ne visada nulemia šitie dalykai, tai va, reikia turėti galvoje. Kitas dalykas, kartais jau tiek išlepinam, kad, žinai, duodam ten pirmadieniais vaisius, trečiadieniais picas, penktadieniais ten dar kažką, tai ir vis tiek negalim prisikviesti žmonių į ofisus. Kodėl? Nu, todėl, kad, žinote, rudo cukraus trūksta. Žinok, čia vienas iš IT kompanijos pavyzdžių, kažkokiam kitame podcaste girdėjau, žinai. Sako, kviečiamės žmonės, siūlome ten, nu, gerokai didesnį atlyginimą negu konkurentai. Išsinagrinėjom ir sako, davai bandom šauti ir duodam ten 3 daugiau, bet imam tik tai geriausius. Ir sako, tarptų geriausių, didelė dalis, sako, čia pas jūs yra užkandžiai, žinai, čia yra ten gėrimai, čia yra tas, ten ta, sako, aš tau moku 3 kartus daugiau, tu galėsi jų nusipirkti. Taip. Žinai, nes ten, nu, jie įsikūrinėja naujom ten tokiam garažėlį, nu, žinai, ten nėra ofiso kažkokio tai pošio ir taip toliau. Ir sako, aš tau duodu 3 kartus didesnį, tau išeis, sako, dėžėm tų užkandžių, jeigu tu norėsi ir dar liks. Nu. Bet, ne, bet va užkandžiai. Nėra ofiso, nėra kėdžių, nėra kažko, ar ne? O nėra, ir sako, žinai, tie, kurie atėjo, pieno, tai jie iš tikrųjų buvo jau motyvuojami, nu, pinigai buvo vienas iš tų, bet jie motyvuojami buvo idėja. Žinai, tai tada va idėja ir pinigai, va tokių, sakome, žmonių ieškom, žinai. Čia su tai super išlepinimai, žinai, kai ten pradeda viską duoti ir ten žmonės vis tiek sėdi, žinai, susiraukia, nes matai, tenais nėra migdolų pieno, yra tik tai ten avižų pienas arba tik paprastas pienas. Ir kaip aš čia galiu dirbti visą dieną neišgėręs kapučino su migdolų pienu. Tai vienai, dabar galvoju, irgi iš kažkokio lektoriaus girdėjau, gan žinoma, sako, padarykite eksperimentą, iš viską nuimkit. Sugedo aparatas. Nėra. Iš vis nėra. Ir taip sako, kokį mėnesį palaikykit, sako, pamatysit, po mėnesio
vėl pradės džiaugtis paprastu pienu. Kavos davė. Tai supranti, nu, tas toksai, žinai, nu, kartais mes per daug susikoncentravę į tos higieninius faktorius, ten besirūpindami aplinka, ten dar kažko pridėti, bonusais ir taip toliau ir panašiai. Nu, taip išlepinam, kad jau, žinai, jie ten tada piršto nejudina, jeigu jam ten, žinai, nėra kažkokios tai kėdutės arba gamingo kambario, į kurį tu niekada gyvenime neužeini, žinai. Atsiduriam dar prie kitos, žinai, temos lenkščio. Mes kalbėjom apie tos one-on-one'us laidoje ir aš galvoju, kad irgi mes kartais kaišiojam skylės ne ten, kur kiaura, žinai. Bandom čia ir tą dar duosim, ir tą, čia gal atlyginimus pakoreguosim, gal dar kažką, o žiūrim, kad vadovų ten grandis dega, ar ne? Kad kokia nors ten yra, nežinau, hierarchinio modelio, žinai, diktatorius, kur visi bėga. Aš vienoje organizacijoje žinau, kur žmonės eina tikrai ne dėl įmonės sąlygų. Sąlygos įmonė yra tikrai fainos. Viskas ten yra gerai. Ir kai kuriuos tai kurį laiką palaiko, ar ne? Nes, nu, kaip ir okei. Bet vadovo nebeiškenčia, ar ne? Ir visi bėga dėl vadovo. Nes ten yra, žinai, jo, tai tarp kitko, nu, vat vėlgi statistika, jeigu paimtumėm, tai, ką sako statistika, 80% žmonių keičia darbą ne dėl atlyginimo. Ta prasme, ir tie 80% didžioji dalis išeina į tokį patį arba mažesnį atlyginimą. Ir keičia darbą, kokios kitos priežastys ne atlyginimo, tai vat su vadovu kažkas tai negerai, darbo aplinka kažkokia tai toksiška buvo, nežinau, tobulėjimo galimybių nebuvo, dėmesio per mažai gavau ir taip toliau. Vat tie vidinės, nu, kaip čia, vidinės motyvacijos, tie faktoriai, jie nulemia, kad aš einu į kitą darbą. Ir, nu, ta prasme, ir kartais net į mažesnį atlyginimą. Nors, aišku, kai išeinančio paklausiu, dėl ko, nu, lengviausias atsakymas, duoda daugiau pinigų. Bet iš tiesų, vat, pasigilinus kartais išaiškėja, kad visiškai ne. 20% išeina tik tai dėl atlyginimų. Kaip tu galvoji, aš irgi gal atsinešu savo ir klausimą kartu ir pasvarstymą. Nu, tai pirmą pasvarstyk. Nu, pasvarstyk. Kiek atsakomybę, žinai, organizacija arba netgi tiesiogiai vadovas turi prisimti už darbuotojo motyvaciją. Nes aš pati irgi esu ne vieną kartą patyrus, kai darbuotojas pats nežino, kas jį motyvuoja. Nu, va toks, va, gal čia ir to išpindėjimo yra nedalis, bet yra pasimetimas, gali būti perdegimas, ten jų priežasčių gali būti visokių, ar ne? Bet tu tiesiogiai žmogaus klausi, tai kas tave motyvuotų? Ir sako, aš nežinau, nu, va, sugalvokite, kas tai galėtų būti, žinai. Ką čia reikėtų? Tai, nu, aš vienas dalykas, tai buvau paklydus į norą spręsti pati, ne, ir ateiti ir, žinai, kaip, nu, gal šito saldainio, gal šito, gal dar tokį, žiūrėk, sugalvojau šitą, žinai. Bet tai yra vienas iš tų momentų, kai nusprendžiau grįžti vėl. Tai tu pagalvok. Ir ateik ir dar kartą pasišnekam, ar ne? Ir tada pasižiūrim, kas. Dar nėra? Nu, tu dar tada pagalvok, ar ne? Nu, pasižiūrėk, dar tokį, žinai, gražinti. Bet ar tai lengva vadovui? Tai tikrai ne. Nu, tai labai gaišina laiką, tu nesupranti, kaip žmogus veikia. Nu, aš sakau, kaip mechanizmas, žinai. Nežinai, kaip jį užkurti, nes tarsi matei kažkada gerą ten tokią, bet tame jisai būti nebenori persidirbti, nebenori ten kažko. Kaip dėl ko aš prieš tai juokavau, manęs nemotyvuoja ten 200 prie atlyginimos, bet va 6 jau motyvuotų. Žinai, va toks... Nu, čia toks manipuliacija truputėlį, man. Jo, bet va, žinai, vadovai kartais irgi įstringa tame, kad vienam darbuotojui reikia pinigų, kitam darbuotojui reikia ten kažko, o va trečias iš viso nežino, ko nori ir man per mažai, nes tas gauna X, žinai, o man ten per mažai, nes tas gauna ten daugiau dėmesio. Kaip šitame vadovam išlaviruoti ir kaip tuos motivatorius, žinai, suformuoti, kad visiems būtų gerai. Mes apie atlygį klausim to paties. Jo, žinai, bet vėlgi tai, nu, ta prasme, kaip čia, nu, turbūt reikėtų pabandyti išsiaiškinti, kas iš tikrųjų, ten, nu, kokie tie vidinės motivacijos faktoriai, kokie veikia, nes per atlyginimą, jeigu mes eisim, žinai, tai čia žaisi begalinį žaidimą, kuris niekada nesibaigs ir tiksliau baigsis vis tiek, kad, žinai, tu ten kelsi. Ir vis tiek išeisi. Čia, žinai, kaip lygiai taip pat, nu, žinai, ateini, aš išeinu iš darbo. Čia toks irgi šantažas. Aš esu porą kartų taip dariusi savo gyvenime. Nu, vat aš išeinu. Šantažavusi? Toks, žinai, nu, taip, nu, tam tikra prasme su rizika. Nu, kaip tu gali mokyti manipuliacijų, pati nemanipuliavus. Tai aišku, žinai, tai kaipgi čia ir vienoje ir kitoje pusėje pabūni visą laiką. Ir, žinai, pirmas, ko grėbėsi vadovas dažniausiai, nu, tai aš tau pakelsiu atlyginimą.
Nu, tai ką, Mhm. darbuotojai turi žinutę, ne, nori, kad pakeltų Taip. atlyginimą, eik pagazdink, kad išeisiu. Bet aš lygiai taip pat esu mačiusi variantų, kai sakė, aš išeisiu, sakė, eik. Mhm. Ir tada, nu, taps metu eini su tam tikra rizika šitaip šantažuoti. Taip, Tai taip, man taip. pasisekė, man ten kėlė atlyginimą. Niekam nesakyk. Na jau nežinau, ar dar dirba Bet čia ten turbūt, tie žinai, aš žmonės. galvoju, kad vienas iš man asmeniškai liūdniausių įvykių, čia nebūtinai taip specialiai daroma, bet kai atlyginimas yra keliamas po to, kai žmogus pradeda grasinti, Jo, kad čia, išeis nu, iš darbo, ar čia, ne? žinai. Arba atlyginimas apskritai, bet mano tiek, kiek aš teorijų ar ne esu patikrinusi, kad daugiausia džiaugsmo atlyginimo kelimas kelia tada, kai darbuotojas tiki, bet dar nėra paprašęs. Tikisi, ar ne? Kai jisai turi jau jausmą, kad būtų Taip. faina, nėra dar tokio, kad, oi, už ką man čia, ar ne? Nėra to nustebimo, kaip mes sakėm, kur Bet už čia yra, nieką. čia yra tas Bet kaip vidinis pagauti? dėmesys, įvertinimas, ne? Tai Įvertinimas jeigu gali neklausėte būti- mūsų laidos apie one-on-one pokalbius, tai, Tai manau, čia grįžkite, grįžti jo. reikėtų į juos prieš šitą Grįžkite, temą. jos paklausykite. Ir vad grįžtant prie to, o tai kaip sužinoti, čia aš iš mūsų kolegos, tarp kitko esu pasiėmusi tą ir vad ką pasakoju seminarų dalyviams, žinai, kad, nu, tiesiog, vad pokalbio metu, one-on-one pokalbio metu, tu gali pasikalbėti, bet nereikėtų klausti, kas tave motyvuoja. Šitas klausimas jisai nužudo, nes ką pirmoje eilėje pasakys, arba pasakys pinigai, arba pasakys nežinau. Nu, nes iš tikrųjų, ar tu galvoji kiekvieną dieną, kas tave motyvuoja eiti vat, šitos laidos daryti? Atsikėlė šiandien ryte galvoji, kas tave motyvuoja? Ne, man Šitos laidos. motyvavo šiandien kažkas keltis, nežinoma gale. Nežinoma, gali Kuri vadinasi, o ką man visą tai? O ką man visą tai? Važiuoti iš Kauno, čia nais grūstis, Tiesiog, bet o kam? atvažiavai. Bet ne? atvažiavau. Ne. Tai vat, mes negalvojam kiekvieną dieną apie tą motyvaciją ir kolegos Tomo Misiukonio, tarp kitko, galiu pareklamuoti, jisai yra coachingo specialistas ir jisai labai susikoncentravęs į tos klausimų, žinai, kūrimus ir aš esu iš jo pasiėmusi, jisai turėjo tokį coaching blogą, man atrodo, ir vat, būtent apie motyvaciją, kaip išsiaiškinti, kas žmogų motyvuoja, tokį klausimų pūlą, žinai. Visa ir tame pūle, žinai, tenais nėra kažkokių tai tokių klausimų, žinai, kas tave motyvuoja. Gerai, kaip jautiesi darbe, žinai? Vėl grįžtam prie to paties ir sako, nu, žinai, dažniausias atsakymas gerai, bet vat iš to klausimo tu gali lysti, giliau, žinai. O kada jautiesi ypatingai gerai, o kada jautiesi blogiau, o ką reikia padaryti, kad jaustumės gerai, o ką reiškia tas tavo gerai, žinai. Ir vat lendam gilin, kol išsiaiškinam, kad pavyzdžiui, žmogus pasakojo, žinai, ir išaiškėjo, kad jisai geriausiai jaučiasi, kai jisai pats vienas įvykdo kažkokius tai tikslus ir tenai, žinai, vat rezultatą pasiekė. Čia irgi yra vidinis motyvavimas. Aš pasiekiu kažkokį rezultatą. Taip. Ir aš už tai esu įvertinamas, man ten pasako ačiū arba, žinai, ten tą bonusą uždirbu. Gal išryškės ir pinigai tuo momentu, gali būti. Bet esmė tame, kad, to šnekėjimu, žinai, neklausdamas tiesiogiai apie motyvaciją, bet kalbėdamas apie tai, o kaip tau sekasi dirbti, o kaip tu jautiesi, žinai, darbe, o kokios dienos tau yra geresnės, o kaip tu tenai, irgi galima, žinai, šitų Kurie klausimų darbai prigalvot. turbūt, kurie projektai. Kurie žinai, darbai kur tu tau jauti labiausiai užsidegimą patinka. kažkokį, ar ne, Kada kas- tu jauti su ugnele dirbi, o kada tu nesinori tau dirbti ne už jokius pinigus, žinai, kai kas turi būti, kas aplinka, žinai, darbas kažkoks. Ir pasako, žinai, aš neįdomus darbas, nekenčiu šito darbo. Ir galbūt aš jį darau, aišku, kiekvienas darbas, žinai, vėlgi, turėtumėm, žinai, galbūt nekurti tokios iliuzijos, kad darbuotojas tik tai, žinai, viską tai, kas man patinka ir viską tai, kas čia, žinai, visi turi čia pasirūpinti, kad aš būčiau laimingas. Nelaimės ir nedžiaugsmo einam ieškoti daryti darbo. Ir kiekvienas darbas turi savo mėgstamą pusę, savo nelabai mėgstamą pusę. Aš, kaip sakau, žinai, aš mėgstu paplepėti prieš auditoriją. Bet nemėgstu paskiau viso to sudėti, ten surikiuoti, to surašyti, išsiųsti medžiagą, sužiūrėti ir viską sudėjau. Man šitas popierinis darbas, ne. Bet aš jį darau, todėl kad aš matau tame prasme. Nes žmonės sakė, kad jiems, jie nori turėti tai, jie nori matyti, žinai, jiems svarbu, jie ten fotkina, sakau, nefotkinkit, aš atsiųsiu. Ir aš matau tame prasme, žinai. Tai, pasikalbėti, tai gerai, kokius tu ten gal nemėgsti tų darbų, bet kažkodėl tai darai, žinai, jos, arba ką reikėtų padaryti, kad tau lengviau būtų, arba kad tu ten labiau būtų motyvuotas.
Aš tai dažnai papildant tave irgi nepamiršti, kad motyvacija darbuotojo tai yra abipusė atsakomybė, ar ne? Taip. Kad tai yra dviejų žmonių, o kartais ir viso kolektyvo. Ir mes vienoje organizacijoje darėmės vidinį tokį motivacijos tyrimą, nu kiek visi jaučiasi ten motyvuoti, patenkinti, tokį kaip NPS, truputėlį gal gilesnį. Ir visi, žinai, visos špilkos yra į kitus. Žinai, aš ten jaučiuosi dėl to, ten tas to, žinai, nėra tvarkos, nėra ten to, čia pas mus kažkas tai ten nevyksta, nežinom. Ir man automatiškai, žinai, iš pradžių toks kaip ir šaršalas viduje ir norisi tam priešintis, nes atrodo, kad nesąmonė. Bet man asmeniškai labai padėjo visiems garsiai pasakyti, kad žiūrėkit, už tai, kaip jūs čia jaučiatės, jūs irgi esate atsakingi. Ir jeigu yra chaosas kažkur, tai jūs prie tvarkos irgi galite prisidėti, ar ne? Kad tai nėra tik tai vadovybės, tik tai vadovo, ar ne, arba ten vieno žmogaus administratoriaus ar kažkieno tai darbas, kad tualete būtų švaru, ar ne? Ar ten, kad kažkur tai būtų, nežinau, pas mus čia apipelijusios sienos gėda klientus atsivesti. Ką tu dėl to padarėjai? Jo, žinai, klausimas. Kas įvyko? Kam pasakėjai? Tai aš pasakiau ten kažkam. Įvyko pokytis? Ne. Matei, kad neįvyko, mačiau, ką tada padarai? Žinai, nieko, nes čia ne mano darbas, žinai. Tai man gal ne tavo, bet tau tai trukdo, tave tai trigerina, ne? Tai man toks noras pakviesti darbuotojus, apskritai žmonės, ne, už motivaciją irgi prisimti tą atsakomybę, kuri yra tavo galiai. Yra dalykai, kurios gali tau duoti darbdavys, vadovas, kolegos, bet yra motivacijos dalis, kurią tu turi jau pats atsinešti. Jeigu tu negali iš lovos atsikelti ryte, gali būti, kad čia nepadės nei atlyginimas, nei kažkokie, ar ne, gali būti, kad tiesiog reikia kito specialisto. Ir tau darbė, bet čia yra visiškai normali situacija. Visiškai normalu ir aš netgi žinau vieno įmonėj, jau pasakau šitą istoriją, kur meistrės skambina kiekvieną rytą, kad jisai nepavėluotų, atsikeltų į darbą ir atvažiuotų į darbą. Nu, ta prasme, come on, bet tai yra suaugęs žmogus, jisai pats turi jausti, tai kodėl tu tada pasirinkai šitą? Jeigu jam yra šitą? Blogai, žinai, jeigu reikia atostogų, jeigu reikia pusmečio atostogų, eikim, kalbėkim, ar ne, ieškokim, bet nenumeskim, kad, žinai, jūs čia man pašokit, o aš tada sugalvosiu, kada aš būsiu pašoku, kada aš būsiu, žinai, motyvuotas, o kada ne. Tai... ne, pašokot negerai, dabar dar padainuok. O tada padainavai, dar poeziją, žinai. Nu, vat nėra ugnelės. Nėra ugnelės. Vat nežinau, vat nėra ugnelės, žinai, vat padarykite. Tai čia tikrai ne vien tik tai vadovo galbūt užduotis išsiaiškinti ir sukurti aplinką, bet šiaip vidinė motyvacija yra daugiau nuo paties žmogaus. Nu tai gerai, o kodėl tu tada čia iš viso? Nu žiūrėk, jeigu tau viskas čia blogai, aš kartais, žinai, sakau, bet ten skundžiasi, žinai, ką man daryti, nu tai gerai, tai paprastas klausimas, o kodėl tada tu čia esi, žinai? Ir tarp kitko, mes labai dažnai, žinai, galbūt dar yra vienas toksai momentas, kur, mes darom, čia, žinai, tas toksai, kad manim turi pasirūpinti, gal ir iš visuomenės šiek tiek ateina, žinai, tas toks. Nu, mes išrinkom politikus, jie dabar mumis turi pasirūpinti. Nu, ne, ta prasme, arba čia kiti išrinko, žinai, o jie čia tokie blogi. Nu, o ką tu padarei dėl to, kad, o galbūt reikia eiti mitinguoti, o galbūt reikia ten protestuoti, arba dar kažką tai daryti, domėtis, gilintis ten, ieškoti savo sprendimo, arba pačiam kažką tai kurti. Jeigu tu supranti tą temą, jo, dar kažką tai, žinai, daryti. Sėdėti, nu, žinai, man kažkas čia turi kažką tai padaryti. Nu, čia toks truputėlį ir iš visuomenės ateina, čia taip kitko mūsų to, aš kažkodėl galvoju, kad čia mūsų to 50 metų, žinai, sovietinio laikotarpio tokia dar vis besitęsianti įtaka. Iš kitos pusės, žinai, tai darbuotojas yra pats atsakingas už visą šitą, vadovo užduotis yra tokia, tarsi sukurti aplinką, jeigu tai yra įmanoma. Šitos pusės, jeigu jau ten visiškai skundžiasi, verkia, žinai, tai eik. Niekas tavęs, čia kaip žinai, atsimenu viena vadovė, žinai, irgi turėdom ten tų konsultantų, žinai, būna tie tokie, kurie, tarsi gerai viską daro, bet, vis tiek jiems viskas yra negerai, žinai, čia tas negerai, nas negerai, sėdi, verkia, ten konferencijoje kažkai susirinkę, sėdi, verkia, ir to produktas negeras, ir klientai ten tokie, ir čia, žinai, komisas ten blogas, jis daro ir uždirba, bet vis tiek viskas blogai. Ir viena taip, skiriaus vadovė, viena taip stovėjo, žiūrėjo, sako, klausyk, parodyk rankas. Tas taip, žinai, parodyk. Kojas dabar parodyk. Tas taip parodyk. Žiūrėk, betgi grandinių tai nėra. Nieks nelaiko, ne? Sako, eik.
Kokios problemos? Ko tu čia verki atsisėdęs? Ir kitiems dar skleidi, žinai. Eik. Nu, ta prasme, nu čia vėl grįžtam prie tos temos. Paleisti, nepaleisti, žinai. Čia tas ir prie to paties silent quitting, žinai, lygiai taip pat. Nu, tai eik, jeigu tau čia yra blogai, nesikankink, nereikia kančios. Vėl grįžtam prie to paties. Yra milijonas galimybių Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, žinai, žmonės suranda, išvažiuoja į Ispaniją, kur tik nori, susiranda darbus. Viskas tvarkoja. Tai yra normalu, legalu, viskas ok. Bet jeigu tu čia esi, reiškia tave kažkas laiko. Ir mes kartais dar darom, žinai, klaidą, kad mes klausėme, kodėl išeina tik tai tų išeinančių. Bet reikėtų paklausti, tų, kurie lieka, o kodėl jūs liekate, žinai. Nu, taip skamba gal keistai, žinai, šitas klausimas, kažkas išeina, o kodėl jūs likote, žinai. Nu, tai gal taip nereikėtų. Ko čia sėdit, eikit iš paskui, žinai. Ne, bet pasidaryti, tai, nu, aišku, yra tie vidiniai nuomonės tyrimai, žinai, visokie, bet paklausiau, o kas tave čia laiko, žinai, o ką tu matai čia gero, kad tu dar vis čia esi ir ten, ten milijonas dalykų. Arba, žinai, aš kartais sakau, būna tokie, kur išeina ir paskui po kažkiek laiko sugrįžta. Sakau, šitus tai galima išnaudoti tobulai. Kodėl sugrįžai? Kas tenais buvo blogai, kad tu, išėjai liki ten, gal dėl atlyginimo, gal dar dėl kažko, bet sugrįžai, tai kas? Kas pas mus yra? Jo, tokio, dėl ko verta sugrįžti. Dėl ko verta sugrįžti. Ir tada tas kitiems, žinai, tokio irgi duoda biškį, pamastymo, kad, žiūrėk, iš tikrųjų. Va. Ką dar apie motivaciją, žinai, kas dar galvoju yra svarbu? Šiaip mane tai žiauriai nustebino, aš ten irgi statistikos žiūrinėjausi šiek tiek, nors visą laiką, kai pradedu žiūrėti statistiką, galvoju, kad jie turės statistikos, bet kartais pasižiūriu ir aš, tai mane labai nustebino, kad tik 15% darbuotojų pasaulyje jaučiasi motyvuoti, dirbdami savo darbą. Oho, žiauriai liūdna. Nu, vėlgi čia, žinai, gali būti, kad gal kiti tiesiog nesusimasto. Dirbu, žinai, kaip čia kartais būna vadovų klausia, kodėl jūs vadovas? Nu, tai paskyrė prieš 20 metų. Tai ir aš žinau, aš irgi tyrinėjausi, žinai, dar per kartas, kadangi man tos kartų skirtumai labai įdomi tema, ar ne, ir aš vis pasižiūriu kiekvieną mūsų temą per tą kartų skirtumą. Tai, pavyzdžiui, baby boomers, ar ne, tai yra iki, kaip čia, nuo 46 iki 64 gimimo, ar ne, žmonės, tai jų motivatoriai gerokai skiriasi nuo kitų, nes, pavyzdžiui, yra stabilumas, finansinis saugumas. Nu, jie tokie jau pensinio amžiaus, taip, pareigos jausmas. Ir kas įdomu, pavyzdžiui, kad šituos ypatingai motyvuoja atlygis. Nes dažnai siejama su sėkme ir įvertinimu. Nu, tarsi, žinai, kaip jeigu pakėlė algą, tai jau įvertino, žinai. Nu, bet toks gal, nėra galbūt... Nu, bet čia, žinai, čia tie žmonės, įsivaizduok, pokario karta, jiems, žinai, apskritai tas atlyginimas... Nu, ne iš pagirimų gyvensi, žinai. Ne iš pagirimų... Ačiū į kišenę neįsidėsi. Ačiū neįsidėsi, nes jie, iš tikrųjų labai sunku gyvenimą turėjo. Taip. Aš galvoju, ir čia Lietuvoje, ir manau, kad ir Europoje, žinai, ir visur, pavyzdžiui, kiek man teko, Europos domėtis tais baby boomeriais, tai žinai, tai viskas sugriauta, tu turi statyti, tu dėl kitų kažką darai. Ten, pavyzdžiui, ten tokioje Vokietijoje, pavyzdžiui, buvo netgi, kur nusavino visas santaupas tavo. Nu, žinai, tai va, tas pinigų klausimas, jisai buvo šiek tiek kitaip. Tai va, tada, žinai, X karto jau truputėlį keičiasi, žinai, čia yra darbo ir asmeninio gyvenimo balanso jau atsiranda poreikis, ar ne? Aiškus tikslai, atsakomybės, karjeros galimybės, pripažinimas, pasiekimas ir stabilus atlygis arba aiškios premijų taisyklės. Nu va. Ar ne? Vat, kad jau būtų aišku, žinai, kaip čia apie mane. Visiškai, aiškios taisyklės. Ir kas nemotyvuoja, žinai, tai mikromanagementas, nepagristi apribojimai, ribotos tobulėjimo galimybės, vaidmens painumas. Nu, žodžiu, motyvuoja atlygis taip vidutiniškai. Jeigu jis labiau į atlygio sąžiningumą yra orientuoti, žinai, šitie. Tada Y, žinai, karta, millennialsai, tai va čia aš pažiūrėsiu ir aš save čia rasiu, žinai. Pabandyk, nes aš X-ose tai randu save. Darbo prasmė ir vertybės, galimybė tobulėti mokytis, ne, jau dar kažkaip tik kitaip čia. Lankstumas, tai yra laiko prasme arba vietos, kad galėtų iš kažkur kitur ten dirbti ir keliauti. Komandinė dvasia, greitas teigiamas ryšys. Kas nemotyvuoja, tai griežta hierarchija. Va šiandien net pavyzdį sakiau, ne, kad ateina hierarchiniai tokie vadovai su pašaipa. Monotonija, ilgalaikiai įsipareigojimai ir atlygis irgi vidutiniškai tik tai motyvuoja. Jeigu nėra prasmės, nėra tobulėjimo, atlygis netenka prasmės. Taip. Nu ir kas laukia, ne, ateityje, pranašiški. Bet ne visai ateitis jau ateidinėja. Jo, tai čia realiai. Dabar, aišku,
Valdo turbūt Y didžioji dalis. Didžioji, bet su X-ais jo. 97 metų, tai kas čia jau 20 metų bus už poros metų tiem zetam, ne, jeigu teisingai suskaičiuoju. Tai autentiškumas, saviraiška, technologijos, inovacijos, vertybinis suderinamumas, įvairovė, kūrybinė laisvė, greitas ryšys, truputėlį keičiasi, Nes žinai. jiegi aprūpinti visko, jiems viskas padėta ant lėkštutės, jie Jo. visko turi ir jie tada gali paleisti savo fantaziją, kur aš noriu ir ką aš noriu. Bet Ir va tie, kas buvo įsipratinę motyvuoti per atlygį, tai su zetais nebepais, ar ne, nes mažai... Bet jisgi skundžiasi, sako, zetai ateina, tie jauni, Nu, vat ir ką iš dabar karto sako, prašo žinai, atlyginimą, bet jie tiesiog... atlygis įtakoja mažai ir trumpai. Jo, bet aš galvoju, Svarbu. žinai, jie prašo didelių atlyginimų, nes jie tiesiog neįsivaizduoja. Nu, ta prasme, iš Aš tai viso galvoju, kad nesiorientuoja, žinai, kaip čia, kas čia turėtų būti. Nu, aš, pavyzdžiui, vieną turiu pažįstamą Z visai jauną merginą, ar ne? Ir jos požiūris yra toksai. Aš pasiskaičiavau, sako, kiek man reikia, kad aš galėčiau keliauti. Ir jinai tiek atlyginimo ir ieško, nes, nu, sako, tai ką manai dabar ant mažiau? Bet tai aš kaip jinai dirbs, turėsiu, jeigu jinai sako, keliaut dirbt. nori? Ne, tai kad galėtų atostogauti, Ai, žinai, nu, tenkas atostogaut, kažkiek tai laiko. Mhm. Tai sako, kaip aš dabar eisiu dirbti, uždirbsiu mažiau ir dar keliauti negaliu. Tai nei dirbu, nei keliauju. Žinai, ir dirbu, ir nekeliauju, ir pinigų mažiau gaunu. Nieko, iš tetės, Bet- iš mamos paims. Ne, žinai, jinai rado būdų. Tai kas yra įdomiausia, Aha. kad vat, gal ta karta skiriasi tom, kad jie, nu, nesustoja, žinai. Okay, Ne visi turbūt, kaip ir visose kartose yra. Jo, tai visokių, aišku, čia žinai, absoliutinti neabsoliutinti. negalima, tiesiog, nu, tendencijos tokios. Okay. Tai kuo jaunesnė karta, tuo mažesnė atlygis turi įtaką. Bet aš galvoju, žinai, ir apie save. Kai aš buvau jauna, man šį buvo labai svarbu faina hebra. Tai Man jo, turėjo šitą būt irgi faina akcentuoju. dirbti, žinai, ir man turėjo būti faina po darbo. Man tikrai ten, jeigu ten buvo faina, aš galėdavau ilgiau ten dirbti, net jeigu už mažiau, eidavau papildomai kažką padaryti, ten, dasimestą, ne kažką tai daryti. Bet jeigu ne faina, tai viso gero aš ten... Nu, mūsų karta, matai, mes pradėjom dirbti tam postsovietiniam šviežiam laikotarpiu, kur ten žiauriai sunkiai buvo. Tai jo, tai pinigai buvo tame sąraše. Aš kadangi pati esu perėjus tokį, kur tu iš vis neturi pinigų ir turi galvoti, ar pirkti, nežinau, duonos gabaliuką, ar atsiprašau už intimumą triusikus ir pirki duoną, nes žinai, kad turi vaikui parnešti ir kažką valgyti. Tai pinigai buvo tam tikrų Taip, metų taip. labai svarbus. Ir dėl to turbūt net ir, žinai, ir mano kartai irgi tai persiduoda kaip saugiklis. Kodėl aš dabar galbūt laisviau jaučiuosi, dėl to, kad turiu pagrindą. Taip. Ne, kol aš jo neturėjau, mano vienintelis tikslas buvo pasidaryti tokį pagrindą, kad man nebereikėtų dėl to tiek pergyventi, žinai. Nu, tai tos kartos, žinai, kai mes kalbam apie kartas, keičiasi, žinai, tie patys zoomeriai ateina, jie dabar, žinai, tokie freelanceriai, žinai, laisvo mąstymo su polėkiu, bet kai sukur šeimas, pasiims paskolas, Vėl galbūt bus visai nebereikės kitaip. keliauti. Taip. Tai jeigu apibendrinant šitą temą, šiaip apie motivatorius mes kalbėsim ir būtent festivalyje. Iš dalies, ar ne, nes kalbėsim tai ar iš ofiso dirba žmonės, ar mes pasiruošę laisviem žmonėm, Jo. ar ne, kurie atkeliauja. Tai labai kviečiam į būtent festivalį rugpjūčio 29-30 dienomis Vilniaus Sereikiškių parke, renginys nemokamas. Ten rasit visą OVC gimtadienio stendą. Būsime ir mes su Jūrate su savo diskusija, berods vakare kažkada. ten Vakare, sekmadienį sekmadienį. 18:30. Sekmadienį ir šeštadienį. 30. 30, nesvarbu. Tai, o čia užbaigiant apie šiandienos motivaciją, nežinau, Jūrate, ar nori kažką... Ne, tiesiog, jo, būkime visi motyvuoti. Nepamirškim, kad už motivaciją atsakome ir mes patys, Jo, ne tik aš mūsų darbdaviai, nepamiršiu. turbūt, ne? Susimastyti kartais. Tai ką, dėkui, kad išklausėte iki galo. Jeigu jau tiek išklausėte, dėkite laiką, užsiregistruokite, laukite kitų laidų ir, Iki ką žinau, pasimatymo. tiek žinių, iki. Iki.